Kaip pailsėti per atostogas? Ačiū už tokį nuostabų ir vasarišką klausimą. Taigi yra 5 rekomendacijos, kurias mums patarė atostogų ekspertai, kaip atsipalaiduoti ir iš tikrųjų gauti poilsį atostogų metu. Pradėkime nuo pirmo punkto. Tai yra miegas. Atostogų metu reiktų eiti miegoti kuo anksčiau. Kuo anksčiau reiškia kuo daugiau miego laiko iki 12 nakties, nes tuo metu mūsų smegenys daugiau pailsi, atsipalaiduoja, regeneruojasi ląstelės ir gaunasi tikras realus organizmo poilsis. Taigi miegas iki 12 nakties yra ypatingai vertingas. O keltis reikėtų kuo anksčiau, kad tai būtų nauja patirtis organizmui ir jūsų psichikai ir atsikėlus anksti daryti jums neįprastus dalykus. Neskubėti kažkur, o paskaityti, pasivaikščioti, pamedituoti, pabūti griname ore. Turėti naują patirtį. Antras punktas. Kai atostogų metu stebime miegą, mums reikia stebėti ir mitybą. Mityba reiškia, maistas atostogų metu turėtų būti lengvas. Lengvas maistas reiškia kuo mažiau sunkių produktų, kaip mėsa, žuvis, kiaušiniai ir panašios kilmės. Idealu, jeigu jis vegetariškas, kuo daugiau daržovių, kuo daugiau vaisių ir mityba tuo pačiu paros metu. Tuo pačiu paros metu tą pačią valandą, pusryčiai, pietus, vakarienė. Ir vakarienė kiek galima lengvesnė. Kiek galima lengvesnė, paprastesnė su lengvais produktais. Taigi atostogų metu reikia stebėti mitybą ir jokių būdų dar vienas dalykas – nepersivalgyti. Trečias dalykas – atostogų metu reiktų pabandyti kažkokią meditaciją, atsipalaidavimo techniką, kvėpavimo techniką ar maldą. Kitaip sakant, giluminį savęs pažinimo metodą. Ir jeigu jis pavyks, jeigu jisai jumise įsigyvens, toliau tai tęsti ir kasdienės savo praktikos metu. Taigi, trečias punktas būtų meditacija arba kažkokia savęs pažinimo technika, malda. Tai yra mūsų koncentracija, refleksija į save. Ketvirtas punktas, kuris yra labai svarbus atostogų metu, tai yra skaitimas. Reiktų skaityti ir skaityti savęs pažinimo literatūrą. Savęs pažinimo literatūra tai reiškia literatūra, kuris skatina susimastyti ir įvertinti savo gyvenimo vertybės. Visiems labai rekomenduoju neseniai mano perskaitytą knygą, kuri mane labai sužavėjo, tai yra autobiografija Kelionė namo. Kelionė namo Radnatas Vana, ją rasi daugelį Lietuvos knygynų. Tai yra knyga, kuri priverčia tave perkainuoti ir permastyti savo vertybės. Tai yra be galo vertinga atostogų metu, nes mums reikalingos naujos programos pasąmonėje, kad mes iš tikrųjų galėtume atsinaujinti ir realiai pailsėti. Ir be viso to 5 punktas yra: stenkitės viską daryti lėtai. Lėtai valgyti, lėtai kalbėti, netgi lėtai mąstyti, sulėtinti vidinį laiką. Tai yra neįkainojama patirtis ir tai greičiausiai pavyks tik atostogų metu, nes eilinę darbo dieną, kai reikia visur bėgti ir skubėti, nebus laiko lėtai paskaityti, lėtai pagulėti, lėtai pagalvoti. Tai reikia irgi būtinai pabandyti. Ačiū už šitą gerą ir vasarišką klausimą ir gerų jums lėtų atostogų.